Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa ir vėl keliauja į Ispaniją. Šį kartą sostinės klubas trečiose Eurolygos turnyro top 16 etapo E grupės rungtynėse susitiks su pergalės skonio geriausiųjų 16 dar nejutusią Malagos Unicaja. Šiuo metu ACB lygoje vos 11 vietoje esantis ispanai nusileido Atėnų Panathinaikos klubui ir tautiečiams top 16 Vilniečių įveiktiems Vitorijos Caja Laboral krepšininkams. Nors varžovų gretas retino traumas, Malagos ekipa turi naują kozerį gynėją iš Jungtinių valstijų Geraldą Fitchą. Kaip bebūtų, vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą savo kraityje turinčios Lietuvos komandos strategas šio mačo neįvardina ypatingu. Kaip esu sakęs anksčiau, žaisime visas 6 rungtynes tokiu pačiu tempu ir su tokiu pačiu susikaupimu. Stengsimės neklysti, todėl varžovai turėtų nesitikėti jokių dovanų. Malagos komanda bus visai kitokia nei Atėnuose, bus visai kitokia nei paskutinėme ACB ture šį savaitgalį. Paskutinėje treniruotėje Lietuvos Ryto arenoje sveikatos problemų turėjo Jonas Valančiūnas ir Simas Jasaitis. Nepaisant to, krepšininkai savo ekipai per mačą išvykoje padės. Prie komandos svarbiose rungtynėse prisijungs ir vienas ekipos lyderių, traumą gydęsis Martynas Gecevičius. Per treniruotę jis jautėsi gerai, todėl tikiuosi bus pasiruošęs rungtynėms. Jis sulauks pagalbos ir iš komandos draugų. Paskutinėse rungtynėse gerai žaidė mūsų naujokas Strawberry. Nesakau, kad jis rungtyniavo puikiai, tačiau mačiau jo norą laimėti. Jis Lietuvoje tik kiek daugiau nei savaitę, todėl tikiuosi jis jau netrukus pilnu pajėgumu įsilies į komandą ir dirbs taip, kaip iš jo tikimės. Simas Jasaitis, kuris šiuo metu skundžiasi nugaros skausmai, sako, kad Ispanijoje savo komandai padės visa jėga, o rungtynės bus sunkios ir iš akiračio pamesti nebus galima nei vieno varžovo krepšininko. Nėra tenais tokių, kad lyderių, sakau, tiek komanda visa, tiek dideli, tiek maži, jie tenais greitų puolimų ir panašiai kaip ir Laboralas žaidė, tai manau reikės pristabdyti jo tritaškius ir greitą puolimai. Top 16 etape Lietuvos Ryto komandoje daugiausiai po 16 taškų pelno įžaidėjas Kalidas Salaminas. Priešininkų gretose po 14 taškų surenka britas Joelis Freelandas. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.